Ačiū visiems, kurie žiūrite mano video. Šiandien norėčiau pradėti video tokį kaip ir ciklą, tai yra pakalbėti apie išmanius namus. Tai jau šiais laikais turbūt toks ir nelabai išvengiamas dalykas, bent vieną kažkokį išmanų daiktą kiekvienas turbūt savo namuose turime. Aš norėčiau pradėti savo video apie išmaniuosius namus ciklą nuo pačio įėjimo į namus ir štai jūs matote duris. Ir jūs matote durų skambutį ir galima paklausti, o kam neregiu reikia durų skambučio su kamera? Tai yra iš tiesų labai klaidinga manyti, kad neregiu kamera nereikalinga. Mes jau apie tai kalbėjome ankstesnėse video, kaip kamera daug kur gali padėti ir perskaityti ir panašiai. Tai kamera ir video skambutį su kamera yra turėti labai sveika ir gerai visiems, o nematant, tai blogiausiu atveju galima nusiųsti kam nors tai, ką skambutis užfiksavo ir pažiūrėti, jeigu kyla klausimų, o kartu ir kai kurie skambučiai turi galimybę atpažinti žmogaus veidą. Tai mums nebereikia žiūrėti į akutę, kad sužinotumėm, koks žmogus skambina į duris. Egil is at the front doorbell. Ir čia yra spina. Kaip matot, jinai yra nepritaikyta laukui, nes jau dalis spinos atšoko. Tai šitos spinos čia yra šiaip Acra gamintojo spina. Lauke aš nerekomenduočiau jos naudoti, nes vis dėlto jinai yra labiau skirta vidaus patalpom, bet jinai kol kas veikia. Tai dažniausiai šią spiną atrakinti, kai aš pati atrakinu ją, tai naudoju piršto antspaudą. Štai atsidarom duris, įeinam. Kaip tik laukiu svečių, tai parodysiu, kaip nuotoliu galima atrakinti spyną. Alexa, talk to my doorbell. Okay. Labas, Andžiukai. Labas. Atėjai pas mane į svečių. Taip. Įleisi? Eisiu, bet aš dabar biškai negaliu atidaryti, aš tau atidarysiu nuotoliu duris ir tada tu įeisi, gerai? Gerai. Laukiu. Unlock the door. Tuoj. O?